Trečią kartą šiais metais per Deviso taurės mačą Lietuvos rinktinės nariams patarimus dalino ne tik Remigijus Balžekas, tačiau ir nedidukas italas Viljamas Rota. Rota yra lietuvio Lauryno Grigelio treneris Italijoje, todėl būtent šio žaidėjo dėka treneris atsisėdo ant Lietuvos rinktinės suolelio. I feel not like if we have won, but Nesijaučiu taip, kaip jausčiausi, jeigu būtume laimėję. Slovėnijos teniso rinktinė tikrai labai stipri, tačiau aš tikrai jaučiu, kad mes galėjome laimėti. Grigelis turėjo daugybę šansų, tačiau sėkmė nuo mūsų nusisukdavo ir jų neišnaudodavom. Aš jaučiu, kad ši puiki Lietuvos komanda gali žaisti dar geriau. Tai labai svarbu jums. Tai nuostabi komanda. Jie jauni, berankiui tik 20 metų, o Grigeliui 19. Tai labai gerai. Mano pagrindinis darbas čia treniruoti Grigelį ir padėti kapitonui Balžekui. Mes priimame sprendimus, jeigu jam tik reikia mano pagalbos, aš visada stengiuosi tai padaryti. Su Grigeliu darbą pradėjome 2008 metų pabaigoje. Aš esu labai laimingas, kad galiu dirbti su juo. Jis yra puikus vaikinas, mėgstantis sunkiai dirbti. Tai tenise yra labai svarbus dalykas. Su juo iškovojau daugybę pergalių, taip pat ir čia Deviso taurėje. Mes sugebėjome nugalėti Didžiosios Britanijos komandą. Man tai buvo staigmena, bet ačiū jam. Su Grigeliu dirbti man vienas malonumas. We are working to be stronger and stronger all the days. So, at the moment Mes daug dirbame, todėl Grigelis po truputį vis stiprėja ir stiprėja. Šiuo metu ATP reitinge yra daugiau nei 3000 žaidėjų ir Laurynas jais gali sėkmingai kovoti. Tačiau mes turime nesustoti treniruotis ir dar sužaisti daugybę mačų, kad galėtume kilti į viršų. Tačiau tam mes ir dirbame ir tai yra tik laiko klausimas. But we are working for that. So, it's just a question of time. Aš manau, kad šiuo metu Italijos rinktiniai manęs dar nereikia, tačiau gal ateityje aš tikiuosi. Džiaugiuosi, kad esu čia ir galiu dirbti su Laurynu ir Lietuvos rinktine. Tai nebūtų mano svajonė. Mano svajonė yra dirbti su žaidėju ir padėti jam patekti tarp 50 geriausių pasaulyje. Tai mano darbas ir aišku svajonė.